Dar visai neseniai atrodė sėdintieji šioje salėje neturi nė vienos laisvos minutės pašaliniam darbui. Nuolankus tarnavimas tautai ir nieko daugiau. Juk tam jie ir išrinkti. Panašu, kad ši nuomonė sklaidosi į dūmas. Aiškėja žaidžia parlamentarai kartais ne itin rimtus žaidimus. Štai Tautos prisikėlimo partijos atstovas Antanas Nedzinskas užuot sėdėjęs prie savo tiesioginių darbų, egzaminavo etikos ir procedūrų komisijos darbą. Žinomas dainininkas teisinasi pas etikos sargus, dar visai neseniai atėmusius iš Seimo dainorėlių teisę dainuoti už pinigus, ėjęs iš smalsumo. Ir nebuvo fiksuojama, ir niekas neprašė, ir čia mano pačio iniciatyva buvo atvykta pasižiūrėti, kas kaip vyksta, nes aš dirbu peticijų komisijai, man įdomi ir ši. Ir tiesiog kaip Seimo narys galintis ateiti bet kokį neuždarą posėdį. Seimo etikos sargus ir opozicija toks Nedzinsko egzaminavimas ir piktina ir juokina. Stebimasi, kad prisikėlėlis Seime matyt turi per mažai veiklos. Jis galėtų sėdėti prie įstatymų ir juos pateikti Seime, tai būtų naudingiau turbūt. Ir pavyzdžiui, jeigu ir matytų iš įrašo, kad Seimo etikos ir procedūrų komisija kažką padarė ne taip, gal reiktų kažkokią įstatymo pataisas įnešti, tai jisai padaro tai, o matomai turi daug laiko, jeigu sėdi, žiūri, nežinau, gal tolimesnį veiklą savo galės panaudoti tą. Aš tai neturiu to laiko. Tokia darbo forma, kada vienas kitą pradėsim kontroliuoti, jinai veda į dar didesnį susipriešinimą mūsų pačių Seimo narių ir tikrai yra nepateisinama. Aš tai tikrai siūlyčiau tiem Seimo nariam, ypatingai naujiem, galbūt daugiau gilintis į savo pagrindinį darbą, tai yra įstatymų leidybą. Kiek žinau, tie, kurie yra užsibrėžę kontroliuoti, tai dar, kiek suprantu, nėra pasisakę nei vieną kartą dėl įstatymų projektų kažkokio vieno ir kitokio. Laiko pašaliniai veiklai turi ir kiti parlamentarai. Štai visai neseniai Seimo narys Petras Gražulis paprašytas žurnalistų po parlamento rūmus sujungtą filmavimo kamerą bėgiojo. Kiekvieną netaip žengtą kolegų žingsnį filmavo. Visko būna, kiek yra žmonių, tiek yra nuomonių, tai ir Seimo nariai labai įvairūs. Faktiškai, žinau, pavyzdžiui, Česlovą ir šiandien visada gali pakalbinti, bet kokiu atveju jis tikrai niekada neužpyks ir taip gera, elegantiškai, inteligentiškai arba nusijuoks, o yra kitas Seimo narys, kad tai jau žinai, kad jo prie jo prieiti negalima, jis gal tave išbars ar panašiai. Nu, yra, aš iš kitos pusės aš pažįstu Seimo narius, gal žinau, ką daugiau kalbėt, ką nekalbėt galima. Nu, čia rodė reportažą apie Seimo narį Joną Jagminą, kur netyčia šį aptikau kirpyklo. Aš irgi nematau nieko blogo, visigi kerpamės kažkaip labai jau taip truputėlį susinervavo. Dar sesijų nebuvo, nemačiau, gal per sesiją plenarinį posėdį išbars mane, reiks atsiprašyti, jeigu jūs taip įsižeidė. Smalsumą tenkinę Seimo nariai nubausti nebus, nes statutas leidžia lankyti visų komisijų posėdžius, jeigu jie nėra uždari. Reporterė Edita Vežbickaitė, Vilnius.